Kągi, sveiki gerbėmieji draugai, su jumis vėl Rokas Burnys. Savaitė buvo sunki, bet jis juk Lietuvos karys. Prieš kurį laiką šitas požiūris pasikeitęs, kaip aš galiu būti tikintis, kaip aš galiu tikėti Dievą, kaip aš galiu tikėti į gėrį po to, ką Putinas padaro vidury baltos dienos Ukrainos miestuose. Taip, vėl pasikartosiu, ukrainiečiai gyvena gyvenimą lygiai tokį patį, kaip mes gyvenam čia savo miestuose. Ten važinėja autobusai, ten dirba kavinės, gal trumpesnį laiką, bet esmė miestas šurmulingas būna, kuriame tuo metu nėra Rusijos karių. Ir va taip begyvenant paprastą gyvenimą tarp panašių pastatų, kokių ir mes turime Vilniuje, ateina teroristas, kuris jau daug metų, kaip ir vėl sakau, jeigu būtų Dievas, kodėl jis daug metų tai gali daryti, kodėl jis daug metų gyvas, kodėl jam už tai neateina, sakykime, kenčia Rusijos ten kiti kariai, kurie žūsta dėl jo, bet jam nieko, kuris priiminėja sprendimus, kuris yra Rusijos prezidentas. Tai va, sprogimas, nusileidžia tau kelios balistinės raketos vidury miesto, šį savaitgalį Sumose, Ukrainos mieste, kuriame nevyksta kariniai veiksmai. Rusija kėsinasi pradėti puolimą link to miesto, bet kol kas ten nėra karinių veiksmų, miestas toliau gyvena. Ir buvo paleista pirma raketa į miesto centrą, universitetą ir padarė žalos, bet dar netiek daug. Tuo metu jau žmonės ėjo ir gelbėti kitų žmonių. Ir vis tiek buvo tam centre daug žmonių po išpolio, dažniausiai niekas negalvoja, kad po pirmo tokio išpolio vidury miesto dar galėtų atskrieti dar viena raketa. Ir taip atsitinka, po kelių minučių atskrenda dar viena balistinė raketa, kuri sprogsta žemai, kurioje pilna buvo pridėta, šrapinėlių, kaip jums vadins, skeveldrų, ir susprogo ore tos visos skeveldrėlės į visus kraštus ir grinai tai buvo teroristinis išpolis, nes kai toks bombos sprogimas užpildytų bombos turiniu, grinai buvo padarytas tam, kad sužaloti kuo daugiau žmonių, padaryti kuo daugiau žalos civiliam ir tuo pat metu ten buvo vaikai. Aš nežinau kitos išeities, man juokinga, kad aš jums papasakosiu realistiškai, kokia yra situacija pasaulyje. Pasaulis kalbasi, derasi su šalimi, kuri viso labo turi 140 milijonų gyventojų, kurie turi didelę teritoriją, labai didelę teritoriją, bet tai nieko jiem nepadeda, jiem dar sunkiau apginti būtų savo teritoriją. Jie turi tik 140 milijonų gyventojų. Amerika turi 350 milijonų gyventojų, Europa turi 500 milijardo gyventojų, Kinija turi 1 milijardą gyventojų. Mes sėdim ir visi bijom šalies, kuri yra technologiškai atsilikus, kurios gyventojų skaičius mažėja, nes Rusijoje labai gimstamumas yra sumažėjęs. Mažėja, nes ten daug senyvo amžiaus žmonių, kurie miršta. Mažėja, nes Ukrainoje daug labai miršta. Įsivaizduokit, 2021 metais Rusijoje buvo 146 milijonai žmonių. 25 yra 141 milijonas, 5 milijonai per 4 metus. Po milijono, po 20 metų jau liks tik 120 milijonų tokiais tempais. Ir šalis, kuri yra ekonomiškai silpna, žmonių ten mažėja, technologiškai atsilikus ir mes pasaulio turtingieji, pasaulio galybė, pasaulio galia. Bijom vien retorikos, bijom grasinimų, bijom nieko neparemtų galios rodymų, kokia jinai antra pasaulio kariuomenė, jokia jinai nėra šitam informacijos burbulė. Ir šią savaitę aš supratau, kad 100% yra dezinformacija ne šiaip sau, dėl klikų pakliūna. Ten žmonės, būtent nuo senų laikų jie dirba kaip kažką apgaut, kaip susukčiaut, kaip meluot, dezinformuot. Ir tai yra jau įlindus į mūsų spaudą ir jau tokių mes nebesustabdysim. Pažiūrėkit, jūs tas antraštės straipsnių, čia jau
čia jau turbūt žmogus, kuris tai daro ne už pinigus, jau net negalėtų tokių nesąmonių rašyti ir tokių dalykų daryti. Žmonės skaito, žmonės nesupranta. Gerai, jūs čia esate 250, kurie paklausot, suprantat. Kitiem neįdomu, pamato antraštės, žiūrėk, čia reikia Ispanijoje būti, čia reikia važiuoti, čia reikia kažką daryti, mums čia šakės, gyvenam su depresija, tamsoje jau bijom, kiekvieno garso gal net bijom laukia. Realybė kiek kitokia. Jeigu blaiviai pažiūrėtumėt pro langą, mes gyvenam šiuo metu labai nepopuliaru daryti, tai sako Paluckas, kuris nėra mėgstamas politikas, bet Lietuva šiuo metu yra saugi ir rami valstybė. Čia viskas veikia, čia vyksta, žmonės moka mokesčius, visos įstaigos, tarnybos, institucijos veikia, planai yra visokie gynybos daromi, kol kitur vyksta 3 pasaulinis karas. Ir ta šalis, kur yra ekonomiškai nusmurgus, kur daug reikia, daug šneka, bet nieko nemoka ir neturi tikrai nei ginkluotė pas jas stiprėja, didėja, kas iš to, kad šaudmenų jie daugiau pasigamina, kai nėra iš ko šaudyti. Tai mes va šitų bijom, kad šita šalis pradės antrų frontų prieš 500 milijardo Europos kovoti. Ir mes vis tiek kalbam, kaip čia reikia su jais tartis, ką čia kažką daryti. Trumpas, JAV administracija yra apmauta, apgauta Rusijos dezinformacijos. Pažiūrėkit, jie kadangi čia negyvena, jie gal taip lengvai net pažįsta Rusijos dezinformacijos, kaip galim atpažinti mes. Į Ukrainos pavyzdžius, nes vėlgi, pasikartosiu, Lietuvoje šiuo metu yra saugu, ramu ir nėra tikimybių kažkokiem nors karam. Yra teroristiniam išpuoliam tikimybė visame pasaulyje buvo nuo senų senovės, per koncertus, susišaudimai, į minią įvažiavo automobilius, nužudo ten 10-20 žmonių. Bet koks teroristinis išpuolis iš priešo yra visada įmanomas tiek vakarų Europai, tiek rytų Europai ir čia nieks nesikeičia metus. Bet karinė prasme šitos naratyvus reikia mest galvą, kadangi mes gyvenam demokratiškai Europoje, kur yra žodžio laisvė, tai prieš žiniasklaidą tu nepasiginčysi, kad jie skelbia dezinformaciją, jiegi yra TV3, tarkim, jie yra reglamentuoti ir tai yra jų pasirinkimas, ką jie kalba. Tai va tokiam pasaulyje papūvusiam, papelijusiam mes gyvenam, bet jeigu jūs žiūrėsit ir mąstysit blaiviai, realistiškai, šiuo metu jūs esat saugus, gyvenat valstybėje, kuri yra tobulėjanti, inovatyvėjanti ir tiesiog tik gaila per visus tos kanalus matyti, ką išdarinėja rusai be jokio baudžiamumo. Todėl aš linkiu nukreipimas. Gerai, einam prie jūsų klausimėlių, sužinosim, kas jums šią savaitę buvo įdomiausia ir kilo klausimų. Labai ačiū visiems už palinkėjimą, jiem neleidus kažkokių 150 samdinių, kurie savo norų, gal kai kurie specialiai tam yra paskirti, kad būtinai važiuotų kariauti, kad susirinktų ten informaciją, bet tokia abipusė nauda, rusai verbuoja, gauna karių, o Kinija gauna informacijos, tai va tik tiek, bet kad ten Kinija siūstų savo kažkaip karius valstybiniu lygiu, tai taip tikrai nebus, jeigu apie tai būtų klausimas. Nes iš vis šiuo metu dabar Kinija bando vienyti Pietų Koreją, Japoniją, Europą, kad kovot prieš JAV muitus, kad būtų sąjungininkais, tai kol kas tokios viešos nepasirinkė Kinijos linijos, kad būtų visiškų Rusijos draugų. Guoda. Sveikatos, ačiū. Kaip ten su Rusijoje vykstančia mobilizacija? Jau pašnekėjom kartą apie Zapad, bet natūraliai kyla baimės ar ne prieš pratybas ta mobilizacija. Tai vėlgi, iš kur kažkokia informacija, kad kažkas naujo vyksta su ta mobilizacija. Nuo 22 metų, kai prasidėjo karas Ukrainoje, buvo pasirašytas įsakas mobilizacijos, ten per kažkiek metų surinkti kažkiek karių. Ir 22 mobilizavo 140 tūkstančių rusų, 23 mobilizavo 150 tūkstančių rusų ir dabar paskelbta, kad turbūt antraštė buvo, kad padidėjo mobilizacijos dydis. Tai šiemet mobilizavo 160 tūkstančių arba planuoja dar mobilizuoti, kurie praeitų karinius mokymus ir būtų, vėliau jiems būtų pasiūlyti pasirašyti kontraktai. Tai
Ta mobilizacija vyksta trečius metus, nieks čia nepasikeitė. Rusų, žinom, pilna